Nevaryk dievą į medį. Ką čia prisigalvoji? Kaip tau negėda, turėtum tik džiaugtis. Kokių frazių esi girdėjus tada, kai iš tikrųjų buvo labai sunku ir atrodė, kad jau vos laikaisi? Kas 5. moteris po gimdymo susirga depresija. Net 2 iš 1000 patiria psichozę. Ir visi šitie sunkumai neaplenkia ir vyrų. Danijoje jaunos šeimos fizinė ir psichologinė sveikata domimasi 12 mėnesių. Tai yra ir skambučiai į namus pasidomėti, kaip jaučiasi, ir vizitai. Veikia edukaciniai užsiėmimai, veikia savigalbos grupės, tiesiog bendravimo grupės. Lietuvoje mes kol kas paliekame naujus tėvus vienus, tvarkyti su naujais išgyvenimais. Lietuvą ne kartą sukrėtė tragiški atvejai, nelaimės, kai yra fiksuojamos savižudybės, gimdyvių savižudybės, naujagimių nužudimai. Tai yra tragiški atvejai, bet daug labai sunkių išgyvenimų ir tylių traumų mes niekada nepamatom ir neišgirstam. Aš džiaugiuosi, kad Lietuvoje jau šitą spragą užpildome, kad pasistumėjome į priekį ir yra realūs veiksmai. Mes apmokame specialistus. Jau iki metų galo turi būti apmokyta 400 šeimos gydytojų akušerių, ginekologų ir šitie mokymai bus tęsiami ir toliau. Taip pat šiandien jau gimdyvės gauna informaciją, palikdamos ligoninę su naujagimiais, gauna informaciją, kur kreiptis pagalbos, kokios yra psichikos sveikatos rizikos po gimdymo. Džiaugiamės ir tuo, kad buvo sukurta atmintinė, tai yra rašytinė informacija, kurią taip pat galima gauti ligoninėse arba rasti interneto svetainėse. Tai nėra darbų pabaiga. Tikrai turime ką padaryti ir daugiau. Turime įgyvendinti tuos geruosius Danijos ir kitų šalių pavyzdžius Lietuvoje tam, kad tėvai grįžę namo su naujagimiu nebūtų palikti vieni.